Labas vakaras, einu namo. Diena šiandien buvo ilga, nuo 9 iki 9 ir normaliai nedidelis nuovargis, bet yra faina, žinai, iš tikrųjų praleisti šitą dieną su potyriais, su kažkokiais, ką atradau. Tai jo šiandien buvo ir krikštynų, ir vienas vestuvės buvo. Ir vestuvėse tai tuokėsi pora iš mano kursų, kur ką tik baigė, balandžio mėnesį atrodo, kursus baigė Deividas ir Kotryna. Graži pora. Nežinau, visada pradžia būna. Jo, tai, o taip pat parapijiečiai krikštijo savo vaiką, Julius ir Giedrė. Ir su jais irgi buvo labai faina. Nes jie ir dar sugiedojo giesmes kažkokias. Tiesa, po jų krikštynų bažnyčia tiesiog įsibrovė. Viekšnių choras kažkoks, viekšniai Žemaitijos choras. Ir giedojo iš tikrųjų nuostabiai gražias giesmes. Ir jie sakė, pasirodo, šiandien lanko kankinių vietas ir tokias, pas mus yra Teofilis Matulionis relikvija, tai prie jos giedojo ir labai iš tikrųjų gražiai. Buvo pagava tokia gera. Jo, paskui kitose krikštynuose sutikau irgi porą, kur jau senai baigė kursus ir ten buvo toksai malonus susitikimas, kai pro duris įeina, žinai, pažįstamas veidas, ta mergina, moteris ir jinai žiūri mane, aš į ją, mes atpažįstame, aš pamirštu vardą, nebeprisimenu. Rodau ją ranką ir kažkaip kritau ir jis sako, Deima. O, prisimenu, tengi jo, ten Deima Žiuklytė, Gasparaitinė. Ir jo su vaikeliu atėjo krikštytis. Ir jinai iš tikrųjų, tikrai įdomi asmenybė, jinai gyveno Japonijoje kažkurį laiką. Ir aš įdėmiai skaitydavau blogą, jinai ten visada rašydavo apie savo, žinai, kažkokius įvykius. Ten, ištirdavo kažką tai. Po to skaičiau straipsnius jos, naujajam židinį, atrodo, kultūros biuruose, aš neprisimenu, kur jau, žinai, prisiminė apie plokštelių viršelius, žinai, diskų, žinai, vinilų tokių, tada buvo sovietiniai, žinai, ir buvo tokia mada, tai va ten, ir tas irgi buvo, pasirodo, Julius su Giedrė irgi yra jų draugai, ir ten jie paskui fotografavosi kartu, ir ten, žodžiu, ir leido laiką šventorėje, neskubėjo niekur, tai buvo irgi faina labai. Labai faina buvo. Jo, ir taip ir tokie, žinai, tokie įvykiai šiandien. Jo, skambutis vienas iš parapijietės irgi teiravosi, ir mišias gali sakyti, o tas prašymas toksai pavirto pokalbiu iš širdies, širdingo tokių pokalbių, pasikalbėjome iš tikrųjų kaip brolius ir sesuo, žinai, tai va, vienas senai pažįstami esame, tikriausiai jau gal 15 metų, gal daugiau, nežinau, tai va. Ir taip, o toliau, aišku, vakare 2 mišios, lietuviškai, lenkiškai, vargonininkė iš Švento Kryžiaus, neatradimo iš Švento Kryžiaus bažnyčios, Milda buvo. Ir jinai kažkaip irgi su ją kalbėjomės, tokia irgi, komunikabili buvo. Papasakojo apie tai, kaip jinai sako, aš nesu Švento Kryžiaus bažnyčioje, aš esu tokia pakeičianti visus. Tai mes ir juokavom, kad tokia turinti galimybės, galinti jų atsisakyti, bet kada, žinai, tai sako, aš niekada neatsisakau, bet turiu tokią galimybę atsisakyti, žinai. Tai toksai žmogui labai svarbus dalykas, žinai, kad jisai čia matyt pajunta laisvę. Tai laisvas yra spręsti, noriu ar nenoriu, žinai. Noriu daugiausia būna, bet
Bet va ta galimybė, kad aš galiu nedalyvauti, tai taip yra labai svarbi. Arba dalyvauti, pasirinkti tą, žinai. Tai toks irgi prašviesinantis buvo su ją toksai pokalbis. Gerai va. Tai va ir einu dabar ramiai taip namo ir palijo čia Vilniuje ir dabar yra iš tikrųjų taip gaivu tas ozonas ir tas vanduo ant drėgmė ant asfalto nuplovė tą viską, žinai, taip gerai labai. Tai va ką noriu pasakyti.